Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypos Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: pasakykite, kuo mane žmonės laiko. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti dar kuriuo iš pranašų. Tada jis paklausė: o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė: tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė jiems aiškinti: žmogaus sūnui reikės daug iškentėti, būti seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestam, nužudytam ir po 3 dienų prisikelti iš numirusių. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jam priekaištauti. Jėzus, atsigręžęs, pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: eik šalin, šėtone, nes tu galvoji ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių. Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Girdėjome Viešpaties žodį. Šio sekmadienio Evangelijos ištrauka lūžis visoje Morkaus Evangelijoje. Jėzus pasuks link Jeruzalės. Bet prieš tai reikalingas pasitikrinimas, kuo mane žmonės laiko. Pasitikrinimas ne dėl to, kad būtų smalsu, kaip žmonės atpažįsta, supranta Jėzaus misiją. Jonu Krikštytoju, Eliju, dar kuriuo iš pranašų. Žmonės nematė, kad Jėzus tai naujas šių didžių Izraelio vyrų įsikūnijimas. Anot jų, Jėzus veikia jų dvasioje. Tęsia Jono Krikštytojo misiją, galingai veikia ir kalba kaip pirmasis Izraelio pranašas. O jei ir ne kaip jis, tai tiesiog Dievo dvasios vedamas, kaip ir kiti pranašai. Tai išties didelis įvertinimas. O kuo jūs mane laikote? Girdėti ir perduoti, ką kalba kiti, neužtenka. Ką mano patys artimiausiai, išrinktieji, labiausiai pažinusieji, tie, kurie labiausiai norėjo jį suprasti ir atpažinti jo misiją. Tu esi Mesijas. Gerai, bet griežtai įsakau apie tai niekam nekalbėti. Kodėlgi? Argi mokiniai neturėjo būti to Mesijo skelbėjai ir liudytojai? Petras, o greičiausiai ir kiti mokiniai negali patikėti savo ausimis. Mesijas, išgelbėtojas, kalba apie savąją kančią ir mirtį. Jis turbūt kažką sumaišė, ar pats kažko nesuvokia. Reikalinga korekcija. Pasikalbėkime prie 4 akių. Visuomenėje, kur buvo gyva ir svarbi grupės visuomenės samprata ir mąstysena, toks pokalbis reiškė pačios grupės ar bendruomenės žlugdymą ir naikinimą. Ir ne tik. Jėzaus žodžiai visiškai parklupdo Petrą. Juk negalėjo, atrodo, kažkas nuskambėti žiauresnio. Literatūriškai tai Petro ekskomunika, išvijimas, įsakymas palikti Jėzaus bendriją. Jėzaus nuskambėję žodžiai, jog mokiniai apie jį nekalbėtų. Ar galėjo suprasti pašaliečiai apie tai, ko dar buvo nesupratę patys artimiausiai? Ir po šio incidento dar ne kartą pakeliui į Jeruzalę mokiniai savo suvokime bus visiškai prasilenkę su tikrąja Jėzaus misija. Tačiau Petras ir kiti nebus išvyti lauk. Jie eis,
ginčysis, kuris iš jų didesnis, abejos, tvirtai ginsis, jog Jėzaus Nazariečio tikrai nepažįsta, grįžinės į savuosius namus po Jėzaus mirties, nusivylusiomis širdimis ir sudaužytų vilčių kupini. Neatstums jų mokytojas, palydėjęs griežtai žodžiais, vėl ragins būti ištikimais iki galo ir vėl drąsins ir stiprins, nes dėl žmogaus jo kojos žemę palėtė, kad žmogus vėl iš naujo visų ūgių galėtų drąsiai atsistoti Dievo akivaizdoj. Pranašo Izaijo Dievo tarno giesmėse bažnyčia atpažino tą, kuris nesigynė, atgal nesitraukė, kuris davė savo nugarą mušantiems, atkišo savo žandinas raunantiems, Jėzų, mūsų Mesiją, mūsų gelbėtoją. Eich, Petrai, kokie mes panašus. Ir aš, ir tu, ir mes visi deklaruojam ištikimybę mūsų mokytojui ir žadam su juo eiti iki galo, bet tuoj pat pasivadinę į šalį bandome koreguoti, o gal visiškai pakeisti mokytojo planus. Viešpatie, teesie tavo valia ir tuo pačiu Viešpatie, jokių būdų tai negali įvykti. Pakeisk savo planą pagal mūsų suvokimą. Taip labai dažnai mūsų gyvenimo kelionėje. O Jėzus, eidamas link savojo kryžiaus, kviečia pasiimti kiekvienam iš mūsų kryžių. Ne todėl, kad norėtų mus apsunkinti, ne todėl, kad norėtų mus prislėgti, bet tik per tai mes galime surasti savo kaip jo Dievo žmonių gyvenimo prasmę. Kryžius mūsų išgelbėjimas. Pasimdami jį, mes gyvename savo tikrą gyvenimą. Ir Viešpats kiekvieną iš mūsų šiandieną pakvietęs vėl iš naujo kantriai sekti jį, tam duoda jėgų, drąsos ir stiprybės, sekant mūsų Viešpačiu, juk jis pirmas keliauja.